Taigi, pasirodo, iš lėktuvo buvo pašalinta grupė musulmonų dėl labai prieštaringai vertinamo rasistinio sprendimo. Tačiau paaiškėjo, kad vėlgi, tai nėra visiškai tikra istorija. Jie ne tik mėgsta žaisti rasizmo kortą, bet ir mėgsta apie tai meluoti. Bet pirmiausia, kas iš tikrųjų įvyko? Na, pažiūrėkite šį vaizdo įrašą. Aš dabar esu Gran Kanarijoje, štai čia jie yra, štai kuo jie skrenda. 5 musulmoniški vardai, kuriuos jie pamatė, jie mus išvedė ir pašalino iš skrydžio, o mes turėjome skristi į Birmingemą. Visi parašykite blogiausias apžvalgas apie šią apgailėtiną kompaniją. Pažiūrėkite į šios žmonės, pažiūrėkite į 5 musulmoniškus vardus. 5 musulmoniški vardai, jūs norite mus pašalinti. Vaikinai. Tai skamba labai rasistiškai ir labai problemiškai. Visi eikite ir praneškite apie šią apgailėtiną kompaniją. Jie neleidžia mums grįžti į Jeikotą. Jie bando mums pasakyti, kad skrisime į West Midlandsą, o tada važiuosime autobusu iki pat galo. Ar tai turi kokią nors prasmę? Žmonėms? Iš tikrųjų, tai visai neturi prasmės, dabar kai paklausai. Skamba taip, lyg galbūt nebūtum visos istorijos supratusi teisingai. Bet akivaizdu, kad jau pradėjai šį vaizdo įrašą. 5 musulmoniški vardai buvo pašalinti. Taigi, aplink šią situaciją turi kilti didžiulis skandalas. Turiu omenyje, kodėl jie taip elgtųsi? Tik todėl, kad jų nekenčia? Ne, turi būti kažkas daugiau. Praneškite mums, kas tai yra. 5 žmonės, visas skrydis. Visi įleidžiami išskyrus 5 musulmoniškus vardus. Visi eikite ir praneškite apie šią apgailėtiną kompaniją. Man tiesiog reikia grįžti namo, pabėgti iš šios apgailėtinos šalies. Gran Kanarija, taip, čia yra tas skrydis, čia yra tas lėktuvas. Ar galime tiesiog pakalbėti apie tai, kad jis naudoja žodžius apgailėtina kompanija, lyg tai būtų kažkokia išraiška? Kas tai apskritai yra? Na, man tai nepatinka. Naudok ką nors geresnį. Pažiūrėk į laišką, kurį jie mums davė. Štai, perskaityk tai. Deižė, jūsų skrydis yra perpildytas. Pagal mūsų politiką mes niekada neviršparduodame skrydžių. Tačiau dėl nenumatytų operacinių priežasčių turėjome vykdyti jūsų skrydį mažesniu orlaiviu, nei buvo planuota iš pradžių. Kadangi jūsų kelionės planai buvo paveikti, mes siūlome jums pasirinkti galimybę pakeisti savo rezervaciją. Mes pasirūpinsime transportą, kuris nuveš jūs į jūsų pradinį oro uostą. Jei patirsite pagristų išlaidų už maistą ir gėrimus, transportą ir viešbučius. Jei to dar nesuteikia Jet2 arba šiame alternatyviame skrydyje, jos gali būti kompensuojamos. Pakeiskite savo bla bla bla. Man taip yra nutikę ne kartą. Įlipi į lėktuvą, o jie turi jį pakeisti. Kur yra įrodymas, kad tai kaip nors susijęs su tuo, jog jie musulmonai? Štai ką noriu sužinoti. Tai tiesiog taip erzina. Bet jie žino, kad taip gali elgtis. Jie žino, kad gali tiesiog ištraukti rasizmo kortą, o baimė būti pavadintam rasistu - didžiausia visų laikų baimė. Privers visus pasimesti, net jei jie negali to pagrysti jokiais įrodymais. Jei perskaitysime dokumentą, ten nėra nieko konkretaus. Tai yra įprastas elgesys, ypač jei užsisakai paskutinis. Mes nežinome, ar jie užsisakė paskutiniai, bet ypač jei esi jaunas vyras ir daug keliauji, tai tiesiog taip ir nutinka. Ir dabar, kai žinome, kad buvo ir kitų žmonių, britų, kurie taip pat buvo pašalinti, tai neturi nieko bendro su tuo. Bet jie negali susilaikyti, nes žino, kad tai bus jų koziris ir kad tai atkreips juos dėmesį. Jie žino, kad tai paskleis pasakojimą, jog visi jų nekenčia ir kad jie yra aukos. Ir kuo labiau jie gali vaidinti auką, nepaisant to, kad jų yra 2 milijardai,